Laiko reikšmė istorijoje. Žmonijos istorijos juosta išausta iš daugybės įvykių, naujovių ir atradimų, kurie nulėmė mūsų kelionę šioje planetoje. Svarbiausias šios kelionės elementas yra laikas, kuriam suprasti ir įprasminti žmonės sukūrė kalendorių. Istorinis kontekstas ir laikas. Mūsų pasaulis istorijos eigoje tapo nesuskaičiuojamų įvykių scena. Atsižvelgiant į planetos klimatą ir geografijos įvairovę, pirmosios civilizacijos susikūrė šiltuose regionuose prie didžiųjų upių, kur buvo tinkamos sąlygos žemdirbystei. Augant ir vystantis visuomenėms, kilo poreikis fiksuoti įvykius laike, kad jie nenugrimstų užmarštin. Taip, derlingose senovės Egipto lygumose prie Nilo buvo sukurti pirmieji saulės kalendoriai. Jie apėmė 365 dienų metų ciklą ir nors juose buvo šiek tiek klaidingai įvertinta saulės metų trukmė, ilgainiui jie tapo mūsų dabartinės laiko matavimo sistemos pagrindu. Priešistoriniai laikai. Pati žmonijos istorija prasideda neatmenamais laikais, beveik prieš 3 milijonus metų. Didžioji jos dalis vadinama priešistorė, kurioje sutelpa visa pirmųjų žmonių evoliucija. Pirmieji žmonės atsirado šiltuose kraštuose, kur buvo gausu maisto, o laikui bėgant išplito po visą pasaulį. Priešistorė tęsiasi nuo pat žmonijos aušros iki pirmųjų valstybių ir rašto atsiradimo. Tuomet prasidėjo rašytinis istorijos amžius, kuris tęsiasi iki šių dienų. Šioje plačioje laiko skalėje buvo gausu pačių įvairiausių epochų, pasižyminčių unikaliais ir lemiamais to laikmečio reiškiniais. Kalendoriai. Svarbių įvykių sekai fiksuoti laiko juostoje buvo sukurti kalendoriai, kurie tapo nepamainoma priemonė mūsų supratimui apie laiką. Pagrindinė jų funkcija – išrikiuoti į vientisą sąrašą visas metų dienas ir suskirstyti jas į mėnesius bei savaitės. Saulės kalendorius, kuriuo naudojamės kasdien, pagrįstas saulės metais. Tai yra laikas, per kurį Žemė kartą apskrieja aplink Saulę. Ir nors šiandien mūsų naudojamas kalendorius nieko nestebina, istorijos eigoje jis buvo keletą kartų patobulintas. Pasirodė, kad pirmasis Saulės Egipte sukurtas kalendorius, nors ir apėmė 365 metų dienas, visgi buvo netikslus, nes tikrieji Saulės metai yra šiek tiek ilgesni nei 365 dienos. Laikui bėgant, kalendoriaus neatitikimas metų laikams tapo vis labiau juntamas. Todėl senovės Romoje Julijus Cezaris kalendoriuje įvedė keliamuosius metus, kas 4 metus pridedant po vieną papildomą dieną. 16 amžiuje kalendorius buvo dar kartą patikslintas. Jį, pavadintą Grigaliaus vardu, naudojame iki šiol. Norint geriau suprasti laiką ir jo raidą istorinėme kontekste, metus imta grupuoti į tūkstantmečius, amžius ir dešimtmečius. Amžius, kitaip dar vadinamas šimtmečiu, apima 100 metų laikotarpį. Dešimtmetis – 10, o tūkstantmetis – 1000 metų tarpsnį. Toks grupavimas leidžia suskirstyti laiką į stambesnės kategorijas ir suvokti ilgalaikius pokyčius platesnėme istorijos diapazone. Amžiai dažnai pasitarnauja apibūdinant ilgalaikę visuomenių raidą, kai tuo tarpu dešimtmečiai ypač naudingi aprašant konkretaus amžiaus tendencijas. Suskirstę istoriją į šiuos vienetus galime geriau suvokti laipsniškus pokyčius, mažai susijusius su kasdienė veikla. Religijos įtaka. Dėl religinių įsitikinimų įvairiose tautose naudojami kalendoriai ėmė skirtis, nes toms pačioms dienoms buvo priskiriamos skirtingos šventės ar paminėjimai. Pavyzdžiui, net ir Lietuvoje skirtingos krikščionių konfesijos tokias pagrindinės šventės kaip Kalėdos ar Velykos gali švęsti skirtingų laikų. O Lietuvos žydai savo šventės mini pagal judėjų kalendorių. Krikščionių kalendorius remiasi Jėzaus Kristaus gimimu, o islamo kalendorius prasideda nuo hidžros, islamo pranašo Mohamedo piligriminės kelionės į Medinos miestą. Nepaisant to, kad tos pačios dienos skirtingose tautose gali turėti skirtingą reikšmę,
Visuotiniam laiko skaičiavimui taikoma standartizuota laiko sistema. Tai leidžia sinchronizuoti veiksmus globaliame pasaulyje ir užtikrina, kad istorinių įvykių vieta laiko skalėje būtų visuotinai pripažįstama. Apibendrinant, galima pasakyti, kad laikas ir tikslus jo fiksavimas kalendoriuose yra mūsų istorijos supratimo pagrindas. Nesvarbu, ar tai būtų kasdienės veiklos žymėjimas, reikšmingų įvykių minėjimas ar senovės civilizacijų pažangos supratimas, laiko suvokimas formuoja mūsų pasaulėžiūrą. Per kalendorių prizmę galime susipažinti su kultūromis, tikėjimais ir nesuskaičiuojamais įvykiais, kuriais žmonija žymėjo savo kelionę per amžius.